Žinai, kad savo mokyklose raudona kapišonė. Žinai, kad ne jokia raudona kepuraitė, blėt. Ну, раудон капюшон, Радин Худ. Русскis, блядь, išvertė krasnąją šapočką. Šitie, blėt, debilai mūsų, nuo kogi jie išvertė? Nu, ne nuo originalogi, nuo ruskiai. Raudon kepuraitė, raudon gobtuvė, raudon, blėt, kas tik nori, raudon kapišonė. Pidarasai. Ir tai Suomiai vaikams dėsto jos istoriją. Jos istorija. Jos istorija, ta pasaka vaikam prieinamai, kad vaikai atpažintų manipulacijas ir apgaulę ir frodą. Ai, kad vilką nepatektų? Jo, kad nepatektų Čia tau juokingai skamba, bet tu suprat, jeigu tu va todleris, nu hui tam todleris, tau 5 metukai. Tarkim. Tu pizdukėlis. Buvo. Pizdukėlis nuo 4-6 metų, ne? Buvo. Ja. Ir tu žiūri Solovjovas per televizorių. O, čia fašistai, Rusija, Pola. Vama čia vilkas. Vama čia vilkas. Sako, iš kur žinai? Vaikų Suomiai mokina iš tos pasakos paternus vilko, kur reikia atpažinti, kur vilko sakiniai ir dviejose yra tas algoritmas, kuris išduoda, kad tai yra frodas. Nu, pavyzdžiui, vilkas ten ką jis ten darė, aš neatsimenu, tu atsimenu šitą pasaką? Aš atsimenu labai gerai, aš skaitau kiekvieną dieną. Aš tik atsimenu tą vietą, kur kapišon, kai išėjo babutį dažti lauknešėlį per mišką. Taip, nes babutė susirgo. A ko vienai susirgo? Babučių... Kokios ten lygos anksčiau būdavo? Skirys. Ne. Rožė. Ką? Skirys? Ne, nebuvo skirys. Skorbutas. Bantamo skorbutas. Gerai. Babutė serga skorbutų. Jinai ir babutė kažkokiu būdu pranešė savo dukrą, kuri yra raudon kapišono, nes kapišonaitės mama. Jinai raudon kapišonaitė, o jos mama raudon kapišono vienas. Ne, teisingai pasakai pirmąjį. Ne, močiutės dukra yra raudon kapišonaitės mama. A, taip. Jinai yra anūkė. Taip. Jinai kažkokiu būdu jinai pranešė, kad susirgo. Kaip pranešė, čia jau nutyliai. Šaltiniai, nes telefono nebuvo. Suomių vaikams ir aiškina, matyt. Kaip pranešė. Šitoje vietoje, žiūrėkit, vaikai, kaip praneša. Nuo pat pradžių žiūrėkit. Tai visos pasakas toks pat pizdiožas. Kaip vilkai kalvis liežuvį paplodino su plaktuku. Labą dieną. Testamente. Ar įmanoma Suomių vaikai? Atneša priekalą, plaktuką, vaikas padeda liežuvį, padaužo. Suplanėja valsas? Ne. Tik neklipiuoška raudoną. Tik liežuvį skauda. Ir tėvai ateina plataiškinti. Kaip gavosi tas dešros tipas? Saliami? Saliamis gauti. Aš žinai, anekdotą apie saliamį papasakau. Žinau, kad bus nelabai švankus. Nu, kodėl? Vok Suomių vaikas. Gerai, aš Suomių vaikas. Žiūrėk, kom skiriasi... Man tik mama Suomė, tėvas Rusas. Galiu, ne. Gerai. Kom skiriasi, anekdotas kaip mislė, kom skiriasi šaldytuvas nuo šiknos. Nes šaldytuvė dėdi viską, ką dar suvalgysi, o šiknuoju, kas suvalgyti, ne? Teisingai, bet truputį kitaip. Kai iš šaldytuvo trauki saliamį, jis neperdė. Nesupratam. Gerai. Grįžtam prie raudon kapišonovaitės. Aha, tai pirmas, reiškia, hintas. Kaip sužinojo, kad reikia susisiekti. Kad pneumatinis paštas, ten SMS-as, ne. Paukštukas. Gali būti. Gali. Balandis. Balandis su rašteliu. A senelė mokėjo rašyti? Mokėjo, negi su sakiniais. Bet nebūtinai, aš su sakiniais iki šiol nelabai to sakėsi, bet... pasirašyti mokėjo. Negalėjo nupiešti, kaip pirmykščiai žmonės ant olos nupiešdavo, kad ten sarga. Nupiešdavo veidą ir kad kažkas iš burnos supranta, kad sarga. Rakam. Jo, ir kaktalas krenta. Dukra mes, mama serga. Aš šalia vis tiek ateina kitas debilas ir būtinai pripaišo antilopių ir kad medžioja jas. Ne, senelė labai paprastai nupiešė save ir tokį kryžiuką, bet nepailgo kaip medicininį, kaip vaistinį. Nebuvo kryžiukų tada. Pirmykštis žmogus oloj gyvenęs. Švirkštą nupiešė. Nebuvo. Žgūtą. Tu gerai pradžioj sakai, kad jinai vemia. Kad vemia ir ką. Ir mama tada paskait, balandžiai nuo kojas nuima tą maišiuką. Balandžiai nukanda galvą. Senelė serga, reikia nunešti uogienės. Ir jinai duoda tokį kuliuką, jinai paima tokį medžiagos skarmalą, įdeda ten uogienės, įdeda saliamę, ten nežinau, kažkokį. Kažkokį šūdą. Prideda, kad senelė pasveiktų, medaus.
užrašą ir tokį kulioką. Taip. Ir duoda vaikui, nes pati neturi laiko. Kažkodėl neturi laiko. Nes jo ten reikia ūkiai, gal daugiau vaikų buvo pas tos. No. Ir sako, nešk čia per mišką to kelių, eik tiesiai, niekur nepasuk. Ir su nieko nekalbėk. Ir su nieko nekalbėk. Jeigu sutiksi miške vilką, tai nekalbėk, eik tiesiai to kelių. Ir ką padaro mūsų gerbiama? Iškart paleidžia ližų su vilkų tenai šūdą. Eina, ten kažkokį pradeda gėlytės rinkti, kalbėti su kažkokiais zuikučiais, paukščiukais. A vilkas čia kaip čia. Bet kaip tu atsimeni šitą? Taigi aš... A tu kelis kartus skaitai? Aš animatorium dirbu šito Turkijos. Norėjau sakyti. Vaikam. Lietuvių vaikam. Vilkų? Ką? Vilkų ar senelė? Kaip nustemba, žinai, lietuvių atveda vaikus. Žinai, lietuvių iškart visi su kroksis ateina su bobos kanopom buvo ir atveda savo tos vaikus, kurie visi vienodai nukirpti. Ir galvoja, kad aš turkas. Ir man angliškai sako, can you entertain my children? Ir aš sakau, aišku, žinoma, galiu, kaip nustemba, savo. Va, tai aš tada vaikus susodinau puslankį ir ant sėdimų šitą pasaką. Tai va. Ir jinai eina pirmi. Ir vilkas čia kaip čia. Jis tai už vieną, tai už kito medžio ją pasina ir po to, gal be plošius, bet kažkaip pasitinka, sako, kur eini, draugiškas. Taip, jie turi verbalinį kontaktą su vilku? Jisai kalba. Čia jau suomio vaikas sakytų, vaikas nekalba. Bet važningesnis suomio vaikas sakytų, tai palauk, kur logika, kad jis su ją kalbasi ir gali ją dabar suvalgyti. Tai kokio bibio jisai, nesakytų suomio vaikas bibijos ir to. Ne, vilkas nešika ten, kur valgo. Tarsi ten, kur... Nevalgo, kur šyka. Ten, kur gyvena, nežudo. Man atrodo, jis kaip tik tą ir daro. Vienintelis vykas, ką jis daro. Bet ant to tako jis to nedaro. Tai. Nes po to medžiotojai randa kraują ir jis sugauna. Jis galvoja, kad jis paklausė, kur senelė gyvena, jis sako, čia to keliu. Jis paklausė, kur jinai eina, jis sako, pas senelė. Jis sako, kur jinai gyvena, sako, ten miško trubeliai. Ir vilkas tada sako, bet tu eini ne to keliu. Mergaitė sako, tikrai? Jo, sako, žiūrėk, reikia eiti į čia. Ten šakojasi takelis.